Kas čia? Pagal natas groja. Pagal natas jau. Nu, tu. Nu taip. Ir gitaristų, kurie vis gyvena ir smarkiai. Nu taip. Ir gerai groja. Nu, o ką tu galvoji? O tu nuo pat pradžių nuo natų? Ne, aš natų nežinodavau. Aš pradėjau iš klausos groti. Be natų. O kas parodė akordus? Akordus? O, kas ten parodė? Arūnas toks tai parodė. Kaip parodė? Arūnas Grubliauskis. Nu, atėjo parodė, sakė, važiuok čia akordus, tas. Kaip suderint gitarą, parodė, jau derino, nutraukė stygas visas. Nu. Tai pirmas akordas koks amoris? Koks? Amoris buvo. Iš vis akordų nebuvo. Aš pradėjau gitarą, tai turėjau taip grojau. O taip grojau visai. Kaip tas stilius vadinasi? Ką žinau. Pats sugalvojau, kad taip buvo. Paskui parodė, atrodo, du akordą. E-mol. Tai groju, aš jau tas visus mokėjau groti. O čia tik tai tos spaudinėti reikėjo. Gerai, o vizitinių kortelė tos kaip žiūrėjai? Vizitinė? Kas? Aš esu kas? Žmogus, kuris gyvena Gargžduose, gimė Gargžduose. Ai, nereikia. Gerai. Ne, tu kad pagrok, bet kaip šnek negrok. A. Turi gitarą, turi. A, ne, nu. Bet aš suprantu, kad aprunkime, kad mikrofonas dar, žinai... A, tai traukia čia viską. Jo. Ten tu pagrok, žaidži kilti. Ne. Tai jau gerai, tada tu, Artūras Petroka. Jo, Artūras Petroka. Gimiau Gargžduose. Mokiausi Gargždų viduriniai mokyklai, pirmoji viduriniai mokyklai. Ėjau Gargžduose darželį, ėjau į lopšelį. Kokiais metais gimė? Gimiau 63. Kokį dieną? Sausio 31. Tai jie, žinai, kažkokie klausimai, personalą. Taip. Mes esam Vidmečiais. Ne vienmečiai. Vienadienė. Agita turėt. O klausyk, mokyklai, tu nukelins mokyklai. Nukelintos? Aš iš pirmo mokyklai pradėjau groti būgnais. Buvo taip, nebuvo būgnininko, mane pasodinti prie būgnai ir sakė, grok. Tai lasdelis. Kaip grot? Grok viskas vyksta. Šokiai reikia groti. Aš pasimėjau, pradėjau groti kažkokius ritmus, nesuprantamus. Paskui įsivažiavau, jau žiūriu, kažkas gaunas. Paskui pasižiūrėjau, kaip groja būgnininkai. Aha, taip, ir nukopievau. Buvau būgnininkas iš pirmo. Čia buvo, kokiu klasį mes šiandien buvom. Jau čia 8-oji. Kažkur tai 8-oji, 9-oji. O iki tol muzikos pamokas patiko. Muzikos pamokos mane mama į tą visą, į muzikos mokyklą įtais. Reiškia, čia buvo turbūt koks 4-okas, nuvedė į muzikos mokyklą, ten į smuiko klasį, patikrino klausą, viską priėmė. Tai paskui gavos taip, kad išėjau futbolą žaisti. Atėjo toks Miša į pamoką, sako, futbolas yra gerai, Terentjevas, jo, einam, sako, žaisti futbolą. Aš ir išėjau į futbolą žaisti. Žaidžiau futbolą su žvaigždėjom, ką tu nori. Jo. Su Norbekovu buvo, Norbekovas irgi lakstė tarp kojų, čiū. Tas Dančius buvo, paskui tas Ilgas toks dar vienas buvo, kaip jau irgi žvaigždė buvo. Ne, kažkoks kitas, nebepamenu. Toksai aukštas, toksai juodas jo. Nemazas, kitaip, nesvarbu. Ir baigėsi mano muzikinė karjera. O pasiekimai futbolui kokie? Kai aš buvau saugas, prisimenu, važiavom žaisti mes į, kur mes ten buvom, Rietavą atrodo. Ir po tų rungtynių kažkoks žmogus su šepečiu atbėgo, išdaužė autobuso langą, prikrito stiklų į galvas visiems tenais. Išprotėjęs žmogus. Gerai, o gitarą
kokiais metais, kokiai klasės. Sakau, 8 klasė, kai būgnais pradėjau groti, to pačiu ir gitarą, žinai, pasiėmiau. Iš kur ta gitara atsirado, nebepamenu, bet jo, turėjau namus gitarą, įgrodavo taip. Stilius aiškus, tokie. Finger style, dar Na, jau taip grodavo. Tai žiūrėk, nu, o paskiau jau tu tobulėjai, kur Mūsų grupėje, Kilkit balti balandžiai, čia buvo 8B grupė. Nu, Sakeris su būgnais grodavo, Laima dainuodavo, Prekevičius Arvydas, žinai, grojo. Mes klasiokai buvom, jo. Nu, va, ir taip pradėjom groti. Nu, aš buvau prie būgnų kažkodėl pasodintas, paskui Sakeris pradėjo groti. Tai pirmas koncertas manęs net nesivežė, nes aš buvau kažkoks keistas muzikantas, nesuprantamas. Ką jis ten groja? Pradėjau kur dainas kažkokias keistas, žinai. Ne, su būgnais, jisai būgnikas, būgnais. Aš jį pakeičiau, kai jo nebuvo. Supranti, nu, taip. Atsimenu, pirmą dainą, kur išmokau, ten solo mokinaus. Man iškart patikdavo groti solo visokių, žinai. Turėjau juostinį magnetofoną ir pradėjau atsikūrinėti tai, ką grodavau visokios grupės, paimdavau, atsikurdavau, susiderinau gitarą iš klausos viską, natų jokių, absoliučiai, tik tai girdi, pakartoju. Ką išgirstu, tą pakartoju. Dėl to aš galiu gitarai surasti natas, kurias tu dainuoji, arba kažkas groja kažkur tai, pavyzdžiui, ba-ba-ba, kažkas sušaukia. O, suradau. Gali ką nors pasakyti, aš atkartosiu gitarą. Gerai. Nu, paskiau jau aukštynai klasės ir mokslai. Tai tobulėjimas. Tobulėjimas, tai išvažiavau į armiją, ten tobulėjau. Įsivedžiau į armiją magnetofoną. Išėjau su gitarą, dainuodamas visokias dainas, atsimenu iš Gargždų iki Kauno, į kazarmas, tai nuvežimus, ar iki Vilniaus, nepamenu. Į Kauną, atrodo. Ir ten, suprantu, visą kelią, va taip grojau, dainavau, visokias dainas, nuvažiavę buvom. Kaip išėjau su gitarą, taip ir grįžau su gitarą. Visą armiją pragrojau. Su tą pačią ir grįžau. Su kokia išėjau, su tokia grįžau. Tarnavau iš pirmo Ukrainai. Ukrainai, kaip tai vadinasi, VVS. Tai visi, su lėktuvai. Jo kolektyvai buvo, tai Vakniarkai Ukrainai, jau kolektyvai buvo subūręs, ten grodavo gitarą, tenais, Dom oficerov, kaip sakant, karininkų namuos, tenai. Jo, paskui mane į Borisą Gulevską išsiuntė, tenais, Rusiną, tenais irgi grojau. Tenai buvo įdomiausia, kad generolo vaikus du mokinau groti, grupę sukūriau tenais. Su generolo vaikais grodavau, ten buvo viršūnė. O paskui, aišku, su kita grupė, 2 grupės buvo, generolo vaikai tenai mokinau jas groti. Ir taip pat grodavom karininkų namuos šokiams. Jie pjūda dna, visokius tokias dainuodavom. Kiekvieną savaitgalį. Gerai, o pravardė Maksas į kariuomenės atsirado? Ne, čia atsirado mokykloje. Reiškia, buvo toksai Tumėnas. Aš jį praminiau Two Man, nes buvo stambus toksai, 2 vyrai, reiškia, anglų kalba. O jisai atsikeršydamas sako, Maks Knopku, buvo toks filmas, didysis pasivaikščiojimas, ten skrido Maksas ir knopkę spaudė. Tai reikia pažiūrėti tą filmą, kad suprastum. Nu, ir kadangi aš susinervinau, kaip man tai pasakė, tai taip ir liko. Kuo daugiau nervuojas, tai daugiau, žinai, tave vadina. Tai pripratau, taip ir liko Maksas. Nu, gerai. Tai sukūriau dar grupę Maksas kompaniją. Aš labai pasakyti, nes nedaugelis žmonių tikrai vartų žodžiai. Taip, jo. Kita nebūtų. Tokį apibūdinimą. Tai dabar, po kariuomenės pagrindai,
Po kariuomenės su Arūnu Lamsodžiu, amžinatilsį žmogus jau, nutarėm, kad reikia mums mokintis kažkur stoti. Nu, aš jam sakau, važiuojame į muziką, reiškia, į Šiaulius stosim. Ir išvažiavome į Šiaulius stoti, suprantate. Ir mane priėmė į muzikos tenai, aukštesnį muzikos mokyklą, su kontrabosu, kontrabosu, prisimenu, su kontrabosu, o jo nepriėmė, nes, neritmiškai kažką ten pagroju. Tai mes į tą muzikos mokyklą taip ir negrįžom. Tai uždalyvavom kažkur, tai nenuvažiavau į muzikos mokyklą, kur aš ten įstojau. Tai nutarėm vis tiek kažkur stoti reikia, pasiimėm laikraštį ir radom skelbimą kažkokį. Jūreivystės mokyklą, dar priima kažką. Ir nutarėm, einam į jūreivystės mokyklą. Einam, ir išėjom į jūreivystės mokyklą, ten ir ją baigėm. Tai atsimenu, įdomiausias momentas buvo, kai Arūnas, reiškia, mes buvom mechanikai. Suprantate, apie variklį turėjom išmanyti viską. Tai vyksta pamoka ir įsivaizduokit, kokį lygį buvom motoristai. Alkūninis velenas. Didžiausias alkūninis velinas ir tas tumoklis, žinai. Jis sako, Arūnai, tam kabinetą parodyk alkūninį veliną. Tas ieškojo, nerado. Nėra, sako, alkūninį veliną. Tai įsivaizduoju, kokį lygį motoristai mes išėjom į jūrą. Jo, 2 metus. Nežinau, kokį ten geri ten. Gerai, bet dar jūros sektorių baigėt, tai iki pat turbūt 8 metų ne vien kartą pagal tavo gitarą ir tik tą kariuomenį išėjau. Nes, nemažai iš vestuvės. Esu, ten būdavo tradicija, reikėdavo visą naktį gerti, baliavoti, kaip sakant, o ryte išeina, reiškia, į armiją. Labai linksmas gyvenimas. Nežinau, aš neskaičiavau. Jo, paskui mes pankroko. Kažkodėl tai buvo tradicija prisigerti ir išeiti į armiją. Sovietų. Tai mes grojom ir išleidom tą kasetę. Taip, sakau, grodavom. Tai pasakysiu, pas Vampinį grodavom visą laiką. Tenais toksai buvo ten prie Kapinino seno, žyvas vyras, Barzdagano. Ir Vampinis ten gyveno. Tenais, mes ir esu visą kasetę turiu iš tų laikų dainelių. Buvo toks Smokas, ateidavo padainuot, Stasys toksai. Tas kur dainą daviau tau. Ir dar grodavom prie šaltinėlį. Ten visą naktį grodavo. Aišku, gerdavo ir grodavo. Ten buvo tradicija mano tapusi sudeginti gitarą reikėdavo visą laiką. Tai tikslo jokio nebuvo. Tiesiog groji ir ant galo, reiškia, sudegini gitarą. Efektas toks. O paskui gitaros simpigiai kainuodavo, žinai. 100 rubliais kažkaip. Nepalygins kaip šiais laikais. Kažkur tai, tiesiog tokia, paskui nusipirkdavai naują, žinai. Tai sudaužyti, sulaužyti gitarą, čia kažkoks efektas būdavo. Visi laukdavo to momentu. Jau tada balis baigdavos, nes gitarą sulaužė. Paskui nebedaužiau gitarą, kai geresnį nusipirkau, kokius skamba, žinai, kai šitą, gaila daužyti, aišku. Štai, su tą patį. Tai žiūrėk, tada dabar, kaip restorane vis kaip grojate? Restorane, jo, toks Egidijus buvo. Sako, einam į restoraną pagroti. Ir išėjom į tą restoraną groti. Kaip vadinasi restoraną? Saliutas, saliutas. Esu YouTube įkėlęs porą saliutų dainų. Ašarėlė, tą nesistebėjai, kad ašarėlė. Ne, čia Vaškys, atrodo, sukūrė. Rimis, jo kūryba buvo. Ir ten pradėjau kurti visokias dainelės, šokiams tenais, net kitų nebeprisimenu, kaip ten įsivaizduoju, būdavo balis, ne?
balius būna, ir kitą dieną sako, tu padainuok tą dainą, kur dainavai, žodžių žmogus sako. Nepamenu, kokia čia daina, iš kur. Tai mes kurdavom dainas čia pat, čia ir dabar. Gaila, kad neturėdavom kur rašyti, žinai. Kai kas ir rašinėdavo, ir išlikę iš tų laikų. Pavyzdžiui, ta pati Monika, kur restorane labai buvo populiari. Monika, groja harmonika, žinai. Tai buvo balius, aišku, visą naktį gėrim, glūdėjom. Ir Patacko eilės turėjau. Pagal tas Patacko eilės tą dainą prie laužo sukūriau. Ir kitą dieną grojom restorane. Nu, kai kažkaip, Egis sako, pagrok tą dainą, kur grojom. Sakau, Vendelis, sakau, baig, čia nesąmonė kažkokia. Sako, pagrojom, pajusim, taip savo. Ir pagrojom tą dainą ir užkibo. Ir kartuojam kokius 5 kartus ją. Ir ant tiek užkibo, kad kaip vizitinė kortelė. Monika, jeigu Monikas nepagroja, reiškia kažkas neįvyko vakarėlis. Pasitaikė būti tokiai šventei, kur atėjo tokie du berniukai, jie vadinamas grupės Svajokis. Bet buvo kokie 2005 metai. Nu ir jisai visiems pristatė, kad neprisimenu, kad po 90 metų jis sukūrė dainą Svajokis. Bet tą dainą, kurį jis sukūrė, iš tavęs aš girdėjau turbūt kokiais 85-86 gal metais, o gal tai ir anksčiau. Tai tu man, aš jam tai nesistengiau paneigti, bet sakau, ko gera, kad tu ne autorius. Nu, ką darys žmogus, įsivaizduoja, kad autorius. Nu, tai Egis Vendelis parvežė iš Kauno, kai jis buvo pas studentų tokio festivalyje. Ir ne tik tą dainą, daugiau tų dainų atvežė tokių gražių, žinai. Bet tai buvo 81 metai, atrodo. Iš vis tenais, prieš armiją man da. Nes aš Svajoklių armiją jau dainavau, žinai. Tai va tą dainą mes iš ten atsirado. Paskui mes ją grojom, dažnai restorane grodavom. Ir visi galvoja, kad čia mano daina kažkodėl. Aš sakau, ne, jokių būdų, ne mano. Aš nežinau, net autoriaus, kas sukūrė jas. 81 metais, nežinau, tai ar tas... Da vaikas buvo jisai, tas Svajoklis, kur sako, ne? 81 metais. Nu, į tą dainą, taip, dainuodavom tą dainą. Jo, nu tai aš sakau, aš savo mintis paneigiau, bet gerai, taip, apie tą ten nežinau, kokį dainą plačiausiai po pasaulį išėjo. Plačiausiai turbūt tą, palauk. Neišeikit tu, va. Kai žiūrovą. Kai virsta dienos naktimi, kai lieka viskas praeitį, aš surandu senos dainos. Ir taip toliau. Neišeikit tu, nepaliki saulėtų namų, neišeikit tu, nepalik manęs. Kaip su savo dozė, ją taip paėmė. Nepaėmė, aš jam leidau dainuoti visas savo dainas ir daviau visą kasetę, sakau, dainuok, kiek tau reikia. Ir jisai įrašė visą kasetę, įdainavo. Ne visas, kur jam patiko tenais. Aš jam leidau dainuoti, viskas tvarkoja. Jis ir išplatino tą dainą, dabar pažiūrėjau čia neseniai, apie 6 milijonus peržiūrų, neišėjo kitų turi. Aš tai pagalvojau, kad labai gerai, kad jis išplatino tą dainą. O paskui jie dar perdainavo kauniečiai, irgi parašė, ar galima, sakau, galima, gerai. Aš nepamenu, kaip ta grupė vadinasi, YouTube'ai kelti. Bet jie gerai padarė. Ne, tai visam pasaulyje tai lietuviai yra. Tikrai, čia žiūrėk, sėdžiu prie kompo, pasirašau neišeikit tu, pažiūrėkime, kiek tai čia milijonų dabar yra.
neįseikitų. Paspaudžiam, žiūrim, ką mes matom, dozė. Apgavau 5,3 milijonų. Nu, jau ne 6, 5,3 milijonų. Popkultūrai daviau dainuoti vaikinams visą. Labai puikiai atlikta. Bet dabar, o jeigu vertinti iš to, kad kokią tavo dainą, kur tau labiausiai patinka, bet neprigėjai kažkur tai, o tau labiausiai patinka. Iš mano dainų? Jo, iš tau dainų, kur tau labiausiai tokie. Nu, nežinau, man visos įdomios. Vieną kažkokių, iš gyvenimai, kurie ar kokie tai, yra brangiai, sunkiai jie atsiradus yra. Ne, tai pas mane dainos atsiranda paprastai. Labai, žinau, jokių problemų. Tai nori mėgstamiausias. Mėgstamiausias? O mėgstamiausias, kokį nors dušėlį, koks darbas, užsienio atlikėja, koks vis tiek kažkokį pačią tą etaloną. Na, etalonų pas man tikrai nėra. Daug dainų įdomių yra. Bet etalonų nėra, nes aš dabar klausaus tokius kūrinius, kur niekam jie nėra įdomus. Kai būna. Ne, aš groju su kitu instrumentu. Tai nėra steel gitara su pedalais. Tai yra tokie Woody Emmonsas, pavyzdžiui. Mano mokytojas Paul Franklinas įdomiai groja. O taip, visos dainos šiaip įdomios yra. Visos, kur aš sukūriau, visos atminti man yra. Aš turiu dar senovišką knygutę tenais iš tų dainų. Ten tokių dainų yra, kur aš nedainavau nieko. Gerai. Šiaip tų dainų yra kokį 200 su viršum, įsivaizduoju. Aš visų nesu įrašęs. O jos yra. Yra įdainuotas telefonai, taip įdainuotas juostinis magnetofonas, ten mėtosi. O taip labai didelis darbas, jeigu visas jas surinkti vieną krūvą, kai išeisiu pensiją, jis galės surinkti. Tai bus užsiėmimas toksai, pasiimti senas juostas, kasetės, tai ką žinai, ir kažkam įdomu bus klausyti. Kai kurios įdomu, jo, kai kurios jo. Dabar, kaip sakant, tas dirbtinis intelektas, kur gali iš karto padaryti taip, paklausyti, kaip jos skambėtų. Šiuolaikiniškai, ar kad, pavyzdžiui, dainuotų koks dainininkas kitokiu balsu. Šiuolaikinių? Aš labai atsiprašau, žinokit, bet pas mane mašinoj, pavyzdžiui, važiuoju, radijas neveikia. Aš klausaus tik tai savo kompaktukų, įsidedu tai, ką noriu, tą klausau. Ir pavyzdžiui, kai rodo per teliką, kas nors dainuoja, aš išjungiu garsą. Neklausau, nes aš klausau tik tai, ką aš noriu klausyti. Būtent tą ir nieko kito. Nežinau, tai jau seniai, tai darau kokius 8 metus. Ir dėl to sužinau, kas yra populiaru iš vaikų. Dirbdamas stovyklą dabar sužinojau, kas patinka vaikam, ar Žilvičio stovyklai dirbdamas, irgi sužinau, kas naujo pasaulyje, nes tada tu turi sėdėti su vaikais, dirbi ir žaidi su jais. Ir sužinai. Ir iš tų grupių, kurie pasiūlo, būna įdomių, žinokit, liuks, gerai skambančių. Gerai, o tada, kiek tu augai, jau esi išleidęs, skaičiuoji? Neskaičiuoju. Nu, virš 1000 bus, jeigu aš dirbu nuo 89 metų, tai kiek šį metai jau išėjo 35, daugiau. Nu jo. Tai, ir to. Auklėtinis su savo sutink, pasisveikina, žinai. Visi barsti, kas kaip kitam pasaulio krašte gyvena, kas Airijoje, kas Amerikoje dar. Yra grojančių jo, iki šiol groja. Jo. Taip.
yra grojančių, yra, kurie užsijima įgarsinimu, garso operatorius, yra net 2 operatoriai, garso operatoriai. Tiesiog buvo gabių vaikų, tikrai labai puikus vaikai buvo. Tik dabar šiais laikais kažkaip buvo, šiais metais yra grupės, tik viena krokodilai liko. Nu, jie dar, bet groja kažką, groja. Nu, buvo tokia, neseniai tokia rimta grupė Sanka buvo, kur iškilo, iki šiol dar groja. Nu, o taip, Rosita buvo dar iš Junior. Va, jau nebegroja turbūt ir korespondentė. Nu, dar padainuoja. Tokių didelių žvaigždžių tai nebuvo pas mane. Nors, iš Geltona grupė. Buvo tokia Geltona grupė, gal jūs prisimenat kažkada, tas vaikinas toksai, Tomas atrodo, nebepamenu vardo. Tai buvo bendžiai atvažiavę pas mane, tai jį pasiėmė. Ir jisai tapo Geltonos grupės gitaristas. O jisai mokėjo groti gitarą, duodavo. Nu, bet ten, kaip žinote, reikėjo daugiau maivytis negu groti. Nu. Festivaliai, jo, dabar. Šį sekmadienį į Latviją išvažiuojame. Su Pečius Griūn, labai įdomu grupė. Pečius Griūn. Jau 10 metų, kai grojam, nesugriūnam dar. Pečius Griūn. Nu, kai buvo Maxis kompanija, kai grojam. Maxis kompanija, tai kaip 2 grupės. Pirma buvo punk rock, tokia grupė, hard rockus grodavom. Vištos, kai vištos iš dangaus, tai visų, o tokių tekstais visokiais dainavom. Paskui perėjom į country. Kitas sąstatas atėjo jau. Tada grojom jau tas visas dainelės country muzikoje. Važinėdavom po visą Lietuvą, tenais šerifo atostogos, country joninės, toks įdomus gyvenimas buvo. Paskui pertraukėlė tokia ir sukūriau Pečius Griūn. Daugiau prie kaimiškos muzikos jau tokia. Ir atsirado tuo pačiu ir klasiokai, jo, klasiokai. Laima tiesiog pagrojom ir pradėjom groti. Tai, užmiršau, ta karčiamoji groja, jau seniai, jau irgi daug metų, virš 20 karčiamoji. Buvo da grupė Viksva tokia, kur angliškai dainuodam, važinėdavom į Vokietiją, Lenkiją, country festivaliai, čia Visagino country, tai kitur. Nu, čia buvo kokie 3 metai. Vadovas Viktoras Timošovas buvo. Tai labai geri muzikantai ten grojo, dainininkai. Ja. Bet Lietuvoje neprigijo, nes mes dainavom angliškai. Nu, tokia buvo grupelė įdomi. Tai va. Ką dar? Nu, dabar žaidžiu su muzika. Truputį daugiau laiko turiu, tai... blogai yra, kad aš noriu išmokti visais instrumentais. Kiek turiu, atrodo visais, va dabar neseniai nusipirkau, štai matot, tokį instrumentą. Zideko harmonika. Keistokas toks. Kad aš tik mokinuos. Zideka toks stilius ir Kajūn stilius. Bet aš dar nesu įvaldęs jo. Čia ir kas veikia. Man atrodo, kaip paprasta harmonika, bet čia reikia pasiklausyti, ką groja būtent Kajūn stiliui. Ir vat šitą pagroti ir tikrai sudėtingai. Nes aš pažiūrėjau, kad akordionistas jau, Stasys, pavyzdžiui, Damavičius irgi jau pasakė, kad su akordionu tai pagrot, kas su tokį garmoškę pagroja, tie asai, žinai, kur groja Zideka arba Kajūn muzika, yra tikrai sudėtinga pagroti. Nes trauki vienas garsas, stumi kitas garsas. Panašu į bandoniją principas. Bet, nu, ne, dar nebuvau sutikęs.
Kaip ir su steel gitarą, su pedalais steel gitarą, mes grojam tik dviese, aš ir Romas Trijonis. Daugiau Lietuvoje nėra, arba nežinau aš jų. Su šitu irgi instrumentu irgi nežinau, kas dar groja. Aš tik tai mokinuosi. Nu, gal airių daugiau. Iš Airijos ten visokių tokių keistų instrumentų būna, ar amerikiečių. Nu, nežinau, reikia pasidomėti, iš kur tas instrumentas kilo, atsirado toksai. Mažiukas toks įdomus, va čia tembrai tokie reguliuojas. Nu, sunkiai įvaldyti jį, dėl to ir nepopuliarus Lietuvoje. Nu, populiariausias turbūt paėmė. Harmonika. Jo, visi kaimuose rasi tikrai daug harmonikų. Taip, ką čia dar pasakyti. Geriausia pradėti nuo AC/DC riffų groti gitaristą. Yra paprasta ir linksma. Svarbiausia, kad būtų mokintis linksma ir miela. O kai kali tą patį per tą patį, žinok, ir noras praeina, kaip mano sesuo smuiku grojo, ir paskui smuiką padėjo ant spintos. Ir iki šiol jis ten ir yra. Ir daugiau nebepaėmė. Jau praėjo 30 metų. Nu, man giminaitį. Tiu. Mano verti, auginsiu majonezą su broliu. Kažkaip užstragė. Jeigu jauti, kad nenori, geriau negro. O turi jaust malonumą grodamas. Jeigu tu nejauti to, tai geriau nereikia to daryti. Ir žurnalistams sakė, kad jeigu gali nerašyti, tai geriau nerašyti. Nu tai, teisingai sako, jo. Jeigu gali nekurk, tai nekurk. O kai užeina kūryba, nori parašyti, nori padainuoti, dainuok. Niekas nedraudžia. Šiais laikais iš vis lengva pasiimi telefoną, paspaudai mygtuką ir dainuoji. Viskas. Jau baigėm. Skylėčiai. Nu ką tai, ačiū už dėmesį, ateikite į Pečius Griūn koncertą, padainuosime, kartu pašoksime. Ir grokit. Jeigu norit groti, grokit. Nenorit, negrokit.